лекция закончилась, была очень актуальная тема аллергии и также о клещах и какие препараты более эффективны. Пока была лекция, нам дали вот такие вот купоны, чтобы мы сходили за косынкой. Но я, скорее всего, схожу с Фаней уже в конце мероприятия. Через 15 минут будет выступление писателей, которые написали книгу о собаках. И также можно будет задать им вопросы. Labai noriu pristatyti Gretę Krutovienę bei jos šunelį Eltoną. Ji yra žinoma iš laidos Gyvūnų užkalbėtoja. Ji pristatys savo knygą Šunų užkalbėjimo menas ir pasidalins įžvalgomis apie dresūrą bei šunų elgesį. Ir šitą pokalbį kuruos Tomas Dirgėlas su savo miela augintinė mūza. Plojimai. 1, 2. 1, sveiki visi. Labai smagu čia tiek šunų aplink matyti. Iš tikrųjų, kiek aš turiu mūzą, tai yra 1,5 mėnesio, tai aš supratau, kad žmonės apie šunis jau viską žino. Pavyzdžiui, kai mūza buvo dar mažesnė, nors dabar pažiūrėjus atrodo, kad jinai mažesnė negalėjo būti, tai pavyzdžiui, vienas žmogus prie ir man pradėjo aiškinti, kad čia yra kišeninė veislė ir aš turiu ją nešiotis ant rankų visą laiką, nes jos kojytės gali sulūžti. Aš tada turiu visiems pasakyti, kad tai yra ne žaislinis šuo, o tiesiog laboratorijai genetiškai modifikuota veislė. Aš tik dabar sužinojau, galėjai man pasakyti anksčiau. Na, čia tokia staigmena šios dienos proga. Arba, pavyzdžiui, prieš porą dienų moteris iš kitos gatvės pusės pradėjo man šaukti, kad reikia petnešą šunių išdėti, nes gali lūžti stuburas nuo antkaklo. Čia linksi kažkas, jūs ir buvot? Ne? Tai va, arba, pavyzdžiui, žmonės žino, kaip elgtis su svetimais šunim, kaip, pavyzdžiui, prieina, neatsiklausia mieste glosto, arba paprašo paglostyti ir paskui žiūri, kad jau virš galvos įsikėlė šunį. Tai čia kaip ir visi žino, kaip svetimus vaikus auklėti, tai lygiai taip pat ir kaip šunis svetimus prižiūrėti. Taip. Ok. Iš tikrųjų, aš esu labai geras pavyzdys dėl to, kaip reikia įsigyti ir auginti šunį ir dėl to, kaip nereikia, nes kaip šunų šeimininkas esu ir juodų dėmių turėjęs savo šunų auginimo karjeroje. Mes demaskavom Tomą prieš metus, tai buvo jo knygos pristatymas. Jo, bet apie tai mes pakalbėsim truputį vėliau ir manau, kad iškart mes galim pereiti prie Gretės ir prie šito šuns, kuris turi ir karvės genų šiek tiek, ar ne? Taip, jo vardas yra Eltonas. Bet kai mes nuvykstame į Pajūrio regioną, ten jisai būna algis. O kodėl jis ten būna algis? Nes ten yra jo vardas toksai. Vat yra šventas vardas, tai ten yra jo Drevernos vardas, algis. Ir jis ten reaguoja į tą vardą. Jeigu į Vilnių atvyksta, jis būna Eltonas, bet Drevernoje, arba tai Pajūrio regione, jis būna algis. Taip algi. Matot, Vilnius nereaguoja. Nebent va ten esantis žmogus, kadangi su juo irgi dažnai laiką leidžia Drevernoje. Arba ten algis irgi, jis tiesiog atsisuko. Aš jau žinau Eltono ir Gretės istoriją. Gretė toj papasakos, bet pakelkit rankas, kas iš jūsų esat pasiėmę šunis iš prieglaudų. Eltonas irgi yra iš prieglaudos ir dėl to, kad jis čia taip ramiai sėdėtų, kad jam atskiros kėdės reikėtų ir iš čia niekur nebėgtų ir taip toliau, tai iki to buvo ilgas kelias ir gal Gretė gali truputį papasakoti mums apie tai? Tai gal kažkurie, kas seka Eltono istoriją, ją žinos. Tikiu, kad dalis nežinos, tai pasidalinsiu. Tai Eltonui buvo maždaug 2-3 metai ir jį sugavo grinda. Tai tuo metu buvo gyvūnų karantinavimo tarnyba, kuri gaudydavo gatvėje rastus gyvūnus, šunis. Ir jeigu per 14 dienų, per 2 savaitės neatsirasdavo šeimininkai, tai tos šunis migdydavo. Ir Eltonui būno prieglaudos savanorė vardu Angelika, dabar, kaip sakau, simboliškai, nes vardas kaip angelo, jį pastebėjo, pasiėmė į namų globą, kadangi jisai sirgo, turėjo inkstų uždegimą, šlapimo pūslės uždegimą, tai jį išgydė, atmaitino. Bet kadangi daug kitų gyvūnų laukia savo eilėje, tai jisai savo jau namų laukti keliavo į SOS gyvūnų prieglaudos voljerą. Ir tenais gyveno savo šoklus šuo, kuris tempia pavadį kaip 3 haskiai. Ar yra čia tokių, kas augina stiprius šunis, kurie tempia pavadį? Pastebėjau.
tikriausiai šimais. Tai va, tai Eltonas tempia kaip 3 tokie stiprius šunis ir nusprendžiau aš jį pasimti irgi namų globai laikinai 6 savaitės prieš Kalėdas. Galvoju, išauklėsiu, surasiu namus, o iš tiesų tai slapta mano mintis. Vakit vyras namie, gerai, tai gali pasakoti. Tai slapta mano mintis, kad be ko buvo jį pasilikti su visam ir tas pasimatė labai greitai, teliko įtikinti vyrą. Tai auklėjau jį, socializavau, be reabilituojant jį, pamačiau, kad jisai nėra toks geras ir išauklėtas, kaip jisai elgėsi dabar. Jis man papurtė pusę rajono šunų, apkandžiojo 2,5 vaiko, 2,5, nes 2 kartus pats. Tai dėl to neskaičiuoju kaip 3 vaikų. Ir tokia mūsų buvo kelionė, kad po truputį per tokius smagius incidentus pamačiau jo. Tai ką, manau, laikas pradėti įsitaisėm. Tai šiandien su mumis yra tie žmonės, kuriems patikime savo keturkojų gyvybės ir mūsų keturkojų sveikatą. Tai veterinarijos gydytoja Rugilė Ivoškaitė ir veterinarijos gydytojas Martynas Pleškys iš Specifit Domus Pro klinikos. Taip? Taip. Tai šiandien kalbėsime apie pirmąją pagalbą. Labai norėtume, kad ir jūs būtumėt aktyvūs, nes jūsų laukia dovanos iš Specifit, tai klauskite viskas, kas bus aktualu jums. O norėtume galbūt pradėti nuo to, kokie dažniausiai pas jūs atvejai beveik kiekvieną dieną atsitinka jūsų klinikoje, dėl ko dažniausiai atvyksta augintiniai ir jų šeimininkai. Taip, tai labai įvairiai. Dažniausiai kai kurie dalykai būna sezoniniai, ypač dabar karštuoju periodu, aktyvėja vabzdžių įkandimai, turim žaizdas, įsipjovimus pėdučių, būna, kad nusilaužiam nagus, būna, kad ir daug perkaitinimo kreipiasi žmonės, tai tas dalykas yra labai įvairiai, diena nelygi dienai, bet mes tam ir esam šiandien pristatyti labiausiai sutinkamus dažniausiai būtent pirmos pagalbos reikalaujančias problemas, kaip mes jas galėtumėm išspręsti namuose, jeigu tai yra kažkas netokio ūmų. Super, tai labai norėtume išgirsti, manau. Aš dar turiu tokį mini klausimą. Ar yra kažkokių veislių specifinių, kurios labai dažnai lankosi pas jūs? Šiaip iš esmės gal daugiau priklauso ne nuo veislės, o nuo gyvūno charakterio, ar tai yra labai aktyvus gyvūnas, ar vadinami tie mūsų siurbliukai, kur viską nuo žemės renka. Galbūt dažniau, tarkim, su perkaitimu susiduria brachicefalinių veislių atstovai, bet traumos jos gali pasitaikyti visiškai bet kuriam augintiniui. O dydis šuniuką? Nes žinau, kad maži šunis labai mėgsta ir nuo sofų nukristi, ir nuo baldų visokiausių. Ar daugiau traumų, tarkim, mažesni šunis turi, ar kaip tik didesni? Šiaip daugiau galbūt mažesni, nes traumos jiem pasitaiko bet kokioje aplinkoje, kaip ir minėjai, nuo sofos nušokus jau galim turėti raiščių plyšimą, dideliam šuniui jau turim kažkur specifiškai vestis jį sportuoti ar į kažkokius kitokius užsiėmimus, tai mažiem šunim tikriausiai traumų pasitaiko daugiau. Tai gerai, tai manau pakalbėkime plačiau apie tuos dažniausius atvejus ir kaip suteikti pagalbą savo augintiniams. Aišku, bus laikas ir gale, bet jeigu kažkas nedrįskit jį užduoti garsiai, tai galite užduoti per platformą su QR kodu. Taip, tai visų pirma, pirmas klausimas turbūt jums, su kokiomis pirmosios pagalbos reikalaujančiom problemom esate susidūrę patys. Tai gal kažkas norit pakelt ranką, pasidalinti, arba Aistė pasidalins. Su kokiom pirmosios pagalbos reikalaujančiom problemam? Aš esu kartą susidūrus su tuo, kad Koko labai irgi stipriai užsigavo nukritusi nuo didesnio aukščio. Tai tiesiog keliavau visų greičių, nežinau, mano galva tiesiog buvo, žinot, kur reikia gelbėti. Tai aš tiesiog, kadangi mes šalia turime veterinarijos kliniką ir kaip tik buvo darbo laikas, tai aš tiesiog kuo greičiau lėkiau. Mano antra pusė turėjo šunį savo glėbyje, bet irgi ten nespaudė, nieko nedarė, kad labai švelniai laikė. Ir mes nuvežėme į veterinarijos kliniką, nes aš tiesiog supanikavau. Tai man buvo tokia trauma ir tada jai surišo jos kojytę ir jo ten buvo truputį išnirusi, bet greitai sugijo, viskas gerai. Bet tikrai tos panikos buvo, nes iš tikrųjų, kai pirmą kartą kažkoks dalykas atsitinka tavo augintiniui,
nežinai kaip reaguoti. Atrodo, čia tikrai pasaulio pabaiga ir tikrai tos panikos yra labai labai daug. Tai norėtum išgirsti gal kaip adekvačiau reaguoti tokiose situacijose. Taip, tai bandysim ir pereiti per visas įmanomas situacijas, kas gali nutikti ir kaip tokiam gyvūnams padėti. Tai visų pirma, pradėsim kalbėti apie žaizdas, nes tai turbūt viena iš dažniausiai sutinkamų prasipjovė pėdutę, kažkur įsidūrė ir panašiai, arba susipešė su kitu gyvūnu irgi, jeigu gyvūnas vaikšto į žaidimų aikšteles ir turi draugus. Tai visų pirma reikėtų pakalbėti apie skysčius, kuriuos naudosime plauti žaizdoms. Tai gal netyčia kažkas žino, ką galima ir ką negalima plauti. Jeigu kažkas turėjot mintyje vandenilio peroksidą, tai čia yra griežtas ne, todėl kad jis suardo būtent ląsteles, net ir tas, kurios yra dar sveikos, tos ląstelės, tai tiesiog su vandenilio peroksidu žaizdų plauti griežtai galima. Tai jeigu namuose turim fiziologinio tirpalo, tai čia yra tobulas variantas. Šitas dalykas, kur turbūt nelabai daug kas turi. Turit jūs fiziologinio tirpalo namuose? Turit! Nes kurios ten turėtų labai paveikti, tai tik tokia. Jo, tai chlorheksidino produktai tai irgi ganėtinai naudingas variantas, galima juos įsigyti irgi veterinarijos vaistinėse, klinikose, tai su juo yra ganėtinai patogu praplauti. Žmonių naudojami antiseptikai, kurie yra be spirito. Jodo tirpalas, jeigu turim tik, nesam kokoj, nežinau, kaime sodybai, turim tik tai jodo, tai galim jį naudoti ir tekantis vanduo. Tai pagrindinis principas, koks būtų, tai kad turim praplauti iš esmės gausiai. Jeigu tai yra purvina žaizda kažkokia, ar tai yra žaizda kito gyvūno įkandimo, tai svarbu, tai pasakysiu, ne kokybė, o kiekybė. Tai reiškia, kad žaizda turi būti praplaunama kiek įmanoma gausiau. Tai jeigu turim visą šitą 500 fiziologinio buteliuką, tai jį visą tikrai pilnai ir sunaudojam. Jeigu neturim nieko, tiesiog praplaunam su tekančiu vandeniu ir tai irgi bus geriau negu nieko. Ir aišku, vis tiek tikėtina vyksim į kliniką, bet tai bus pirmoji pagalba, ką mes galim padaryti namuose. Bet šiaip būtų gerai turėti turbūt ir automobilyje bent kažkokį antiseptinį purškalą. Jeigu, tarkim, mes kažkur išvykę esame, kažkur miške, parke ir toli nuo namų. Dažniausiai automobiliuose mes, ką klientai irgi arba žmonės dažnai pastebi, kad tą patį vaistinėlę, ką naudojam tiesiog automobilyje, yra tam tikros tiek ir dezinfekcinės arba servetėlės kažkokios šlapios, kurios irgi ganėtinai yra tinkančios, tik žinoma reikėtų atsižvelgti dar pagal sudėtį, kas ten įeina, bet tai yra vienas iš tų dalykų, kai mes jau esam kažkur toli, užmiesti, neturim iš ko rinktis, tai yra vienas iš tų niuansų, ką mes galim griebtis, jeigu jau reikėtų kažkokį sustabdyti kraujavimą, išsiplauti žaizdą ir taip toliau. Jo, bet apie pirmos pagalbos vaistinėlę ir kas jie turi sudaryti, tikrai dar pakalbėsim, tai viską parodysim. Taip, toliau man klausimas jums. Ar esat kažkas auditorijoje, kažkam tekę būtent patiems susitvarstyti žaizdą? Pavyzdžiui, prasipjojam pėdutę ir nelabai turim iš ko rinktis, tai pakelkit ranką, jeigu kažkas namuose arba apskritai kažkur lauke yra tekę bandažuoti, taip sakant, sutvarkyti žaizdą. Gerai, matau, kad niekas nedarė, reiškia, tam ir pasimokysim, dėl to ir susirinkom. Dabar tokia, kad nebūtų nuobodu visą laiką sėdėti ir klausyti, mes ir pasidarom tokią praktikinę užduotėlę. Visi, kas norės, galės pasimėginti savo augintiniui, būtent apsirišti mūsų tą straumuotą žaizdą. Kaip išsiplauti, kaip ir viską žinom. Ar yra kažkokių savanorių, kas norėtų ateiti naujas ir šitą pagalbą irgi paprašyti, kažkas padėtų būtent stuktelti tarp menčių arba tarp šonkų. Jei niekas iš šitų variantų nepadeda, keliaujam prie to pačio Heimlicho metodo, tai yra žmonių atrastas būdas. Tai kitaip tariant, dažniausiai mums reikėtų sukryžiuoti 5-6 dienas negalvojam, reiškia, kad pastoviai viduriuojam, einam prašom į lauką dažniau negu įprastai, kartais net ir padarom namuose, išmatos tokios skistokos, su gleivėm,
ir vandenuko mažai lakam, ar tokiu atžvelgiu vertėtų važiuoti į kliniką. Ypač aktualus mažiems šuniukam. Kodėl? Nes mes prie viduriavimo, kartais papildomai būna ir vėmimas, mes prarandam labai didelį kiekį skysčių, kas lemia prie dehidratacijos ir būtent tas elektrolitų disbalansas gali būti gyvybiškai pavojingas šuniukam. Tai jei mes matom, kad ta situacija yra ganėtinai užsitęsusi ir tas viduriavimas yra ūmus, tai čia tikrai pirmas dalykas, kur mes jau geriau važiuojame į kliniką, negu užsiimam gydymu patys namuose. Jau šitą aš esu išmokus, Koko ne vieną kartą tai buvo tokia situacija ir tada reikia lašelinių ir žodžiu atstatyti tuos elektrolitus, tai nereikia laukti ilgai tikrai, nes kuo ilgiau lauki, tuo blogesnė situacija. Tikrai taip. Kitas variantas, turim Luna, labai linksmą špicą. Pradėjom viduriuoti nuo vakar, kodėl mes truputėlį darėm kefyro ir žiūrim, kad išėjus į lauką truputėlį skysčiau padarėm, bet šiaip jaučiamės aktyviai, žaismingi, vandenį lakam, maistą valgom. Ar tokiu atžvilgiu vyktumėm į kliniką? Pakelkit ranką, jeigu taip. Niekas nevyktų. Supratau. Tai kaip ir iš bėdos, aš sutikčiau, kad šita vieta, kur mes galim naudoti medikamentus tuos, kuriuos turėsim pirmos pagalbos vaistinėliai, tai tie medikamentai esminiai, kuriuos aš dažniausiai akcentuoju klientam, tai yra būtent išmatas rišantis preparatai, kurie turi aktyvaus molio, tai jie veikia labai identiškai kaip smekta. Smekta irgi, tarp kitko, ją galima naudoti gyvūnam, ta dozė yra po 0,5 gramo kilogramui. Tai ką turėtų omeny, kad visi tie smekta būna paskui su paskaninimais, apelsinų, visą kitą, tai mes jeigu imam, tai imam tą tokį bazinį variantą, kur be nieko papildomai. Aš asmeniškai visą laiką rekomenduoju, tai yra būtent veterinariniai preparatai. Patogiausia tai būna visokiausiai švirkštai, prokolin, promas, kur tuo pačiu principu subalansuoti gyvūnam. Tai jas irgi galima įsigyti veterinarijos klinikoje. Tai yra pirmoji ta pagalba, ką mes duodam prie to viduriavimo. Būna ir tabletinių formatų. Kiti niuansai, tai būna probiotikai, prebiotikai, kad vis ląstelienos papildomai duodam. Tai tas mūsų viduriavimas užtrunka truputėlį laiko, kol užsiriša pilnai, bet tai yra tas paprastesnis variantas, ką galima duoti. Klausimas dabar būna, ar kokį maistą rinktis? Jeigu viduriuojam, ar reikia keisti, ar nereikia keisti? Turėtų būti pirmas pasirinkimas, norint atvesinti šunį. Vėsinimo kilmės turėtų būti geresnis pasirinkimas tokiu atveju. Puiku. Na ir ką, paskutinė tema, apie kurią aš nekeisim, pasilikom pabaigai dėl to, kad tai yra viena iš svarbesnių dalykų, ką visi privalėtumėm mokėti daryti. Reiškia, išskiriam gaivinimo ABC, nes bet pirmą pradėkime nuo klausimo, kada žinot, kad reikėtų atlikti patį gaivinimą. Tai dažniausiai ką mes pastebim, kad šuniukas jisai suklumpa, praranda sąmonę, nebematom tų visų gyvybinių funkcinių parametrų, kaip širdies darbas arba kvėpavimas. Tai mes tikrai turėtum pirmiausiai įsitikinti, ar gyvūnas nekvėpuoja. Kaip tą dalyką padaryti, tai dažniausiai užtenka tiesiog pasižiūrėti, ar kilnojasi pilvas, krūtinė. Kai kuriais atvejais galima kartais pridėti tą patį telefoną prie nosies ir pažiūrėti, ar rasoja. Dėl širdies darbo šitas dalykas yra labai individualu, nes jei turim šuniuką, kuris mėgsta pavalgyti, turim riebalinės masės, tai ten čiupinsim, tikrai nejausim jokios širdies. Bet jei turim kažkokią veislę kaip pudelis, vipetas, kurtas, kur ten ta širdis net matosi iš tolo, taip sakant, tai užtenka uždėti būtent ranką prie širdies ir jausti, ir mes girdim, tarsi jaučiasi širdies trinksnis. Kur šiaip reikėtų ieškoti tos širdutės? Tai aš irgi keliauju ant mūsų muležo. Tai pas mus širdutė dažniausiai yra apatiniam krūtinės trečdalį, tiesiogiai prie alkūnės sąnario, tai mes ieškom būtent šitoje srityje. Dėl pačio gaivinimo, kada reikėtų jį atlikti, tai kai kada literatūroje rašo sukam ant dešinio šono, praktiškai jeigu gyvūnas nekvėpuoja arba širdies darbas sutrikęs, guldom ant bet kurio šono, kad greičiau galėtumėm atlikti pačią procedūrą. Tai pirmas niuansas iš to ABC, A yra airway, tai reiškia pasižiūrim, ar mūsų kvėpavimo takai nėra užsikimšę.
Tuo pačiu principu, kaip prie užspringimo, išžiodom gyvūną, pasižiūrim, ar vizualiai neturim nieko, kas galėtų būti įstrigę. Jeigu tenais viskas tvarkoj, tada keliaujam prie B ir C, tai yra breathing and circulation, kitaip tariant, kvėpavimo užtikrinimas ir kraujotakos cirkuliacijos palaikymas. Kur reikėtų atlikti širdies masažą? Dažniausiai mažesnių veislių šuniukam arba katėm galima tą dalyką atlikti su viena ranka. Jeigu tai yra didesnis šuniukas, dažniausiai tikrai naudojam abi rankas ir tai yra labai intensyvus fizinis darbas. Jei mes turim gilios krūtinės šuniukus, prancūzai, buldogai, jiem geriau yra guldyti ant nugaros, nes turėsim geresnį kontaktą būtent su širdies plotu. Jeigu mes šnekam apie šiaip standartinę veislę, tai pats principas atlikinėti širdies masažą, čia kaip ir mūsų universitete mokindavo, tai yra pagal tą muziką Stayin' Alive, nebent didžėjus paleis, bet didžėjus išėjęs. Tai esmė, kad mes dažniausiai norim atlikinėti 15 spaudimų ir 2 įkvėpimus. Tas laiko tarpas jisai labai varijuojantis pagal šuniuko dydį, nes mažesniems šuniukam reikėtų tą dalyką daryti dažniau, kad būtų širdies darbas apie 120 kartų per minutę, tai įsivaizduojam, kad čia gausis po 2 paspaudimus per sekundę, tai yra intensyvus darbas. Jei tai yra didesnės veislės šuniukas, tai reiškia, tas širdies darbas turėtų būti truputėlį mažesnis, apie 60-80 kartų per minutę. Tai esminis dalykas, tai reiškia, parodysiu su viena ranka, bet šiaip esminis dalykas, kai mes darom su abiem rankom, sukryžiuojam tuo pačiu principu, per alkūnės nesulenkiam ir naudodami truputėlį savo kūno masės atlikinėjam įspaudus. Jie turėtų būti kažkur nuo trečdalio iki pusės maksimaliai krūtinės ertmės. Tai atlikinėjam ir skaičiuojam. Tai 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ir tada atliekam 2 įkvėpimus per nosį. Akcentuoju ne burną, o nosį. Kodėl? Dėl to, kad įpučiant per burną bus pirmiausia sudėtinga. Per nosį labai svarbu, tai reiškia, kad būtų burnos ertmė užčiaupta. Ir mes tiesiog pakėlę per šnerves darom 2 stiprius įpūtimus ir toliau atlikinėjam širdies masažą. 1, 2, 3, 4. Ir šitas dalykas turėtų būti atliekamas nepertraukiamai. Iki tol, kol mes matysim kažkokį atsaką gyvybinių parametrų atžvilgių. Kodėl tas dalykas yra svarbu? Net ir mum dirbantiem specialistam, atvykusiem į kliniką pacientam, net ir turint įrangą ne visada yra lengva išgelbėti ir statistiškai šnekant tas procentas yra mažas. Bet jei kiekvienas augintinio šeimininkas mokėtų ir bent turėtų truputėlį informacijos dėl to širdies masažo ir gaivinimo, tai mūsų tas statistinis procentas padidėtų, tai tas dalykas yra labai svarbu mokėti, žinoti, kada reikėtų atlikti ir kaip tą dalyką reikėtų daryti. Labai niekam nelinkiu, kad iš vis tokia situacija įvyktų, bet gerai žinoti ir būti pasiruošus. Tikrai taip. Taip, tai einam prie tos mūsų pirmosios pagalbos vaistinėlės. Tai visus iš esmės daugumą tiksliau dalykų mes jau aptariam, tai reikėtų turėti tvarsliavos, pleistrų, žaizdų sutvarstymui, taip pat dezinfekcinių priemonių žaizdų plovimui, tai kaip ir kalbėjom, idealiausia yra fiziologinis tirpalas arba tada jau gyvūnam arba žmonėm nedirginantis dezinfekciniai tirpalai. Taip pat žirklės bukais galais, pincetas erkėms traukti, nes ganėtinai aktualu būtent šiltuoju periodu termometras, ledo paketas, tai neperkaitimui, kaip jau minėjom, ledo paketas gali būti naudojamas šaldyti tam tikrom traumom, jeigu ten turim ar ne kažkokį šlubavimą. Taip pat rankšluostis ar pledas, termoizoliacinis apklotas, turniketas, tai lygiai taip pat kaip ir žmonėm, jeigu turim kažkokį labai intensyvų kraujavimą, tai veržiam virš aukštesnio sąnario ir laikom ne ilgiau negu 10 minučių, nuimam, jeigu kraujavimas nesustoja, veržiam toliau, taip pat vienkartinės pirštinės ir vatos pagaliukai. Ir einam prie medikamentų, ką reikėtų
turėti, tai kalio permanganatas arba kita priemonė stabdyti nagų kraujavimui, tai irgi jeigu esam kažkur gamtoj, toli, sodyboje, tai nusilaužę nagą, tai turim kažkaip sustabdyti tą kraujavimą, tai tam puikiai pasitarnauja tas vaistinėse parduodamas kalio permanganatas. Tai tiesiog sudrėkinam vatos pagaliuką, pridedam prie nago ir tas kraujavimas iš esmės momentiškai sustoja. Ačiū Jums, labai smagu, kad susirinkot. Jei dar turėsite šių papildomų klausimų susijusių su pirmų pagalba, tai viską galėsite tada čia mes pas mus užkulisiuose paklausti.